Įspūdingas vakaras Lietuvos krepšinio lygoje. Antrą kartą ketvirtfinalio serijoje Vilniaus Rytą įveikęs Utenos Juventus klubas prasibrovė į pusfinalį. Tuo metu Rytui sezonas jau baigtas. Rungtynes apylygiai pradėjo uteniškiai, po ilgosios pertraukos šiek tiek atsiliko, tačiau galiausiai Hasano Diaros ir Maxwello Lewiso vedamos Utenos klubas net 101-95 įveikė sostinės komandą ir užbaigė ketvirtfinalio seriją 2-0. Pastarąjį kartą Laimono Glinsko auklėtiniai LKL pusfinalyje varžėsi 21-aisiais. Tuo metu reguliariajame sezone antras likęs Rytas į geriausiųjų ketvertą pirmą kartą nepateko nuo 97-ųjų. Šiandien prieš rungtynės turėjau susitikimą su keliais žaidėjais ir sakiau, mes turime galimybę kurti istoriją ir tai mes esam, kaip pasakyti, palaiminti, kad turime tokią galimybę, nes ne kiekvienas gauna tokį šansą ir mes jį gavom ir aš net nebijau, kad mes jo pasinaudosim. Ir pasinaudojom. Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus Ryte, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Skaudus šitas, aišku, pralaimėjimas, bet aišku, nereikia ir kažkur paraštėse palikti ir Utenos, nes tai nėra pralaimėjimas prieš kažkokią apie nieką komandą. Jinai šiuo metu yra labai pavojinga. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view.